Labas vakaras, sveiki atvykę į Kėdainius, kur TTT Kazino Lietuvos krepšinio lygos rungtynės čia prasidės netrukus. Kėdainių arenoje vietos Nevėžis susitinka su Vilniaus Lietuvos Ryto komanda. Tai yra ekipos, kurios yra, galima sakyti, skirpų. Jie yra pasitempę kojas, kaip kalbėjo Ramūnas Cvirka, čia jau cituojant jį. Tai labai šiltai jis pasitikęs Lietuvos Ryto arenoje, aplodismentais. O čia Adamas Lopeta ir Bezdauskas. Varė 3 taškų zonos, Kolčenka ir pataiko. Be jokios abejonės ilgesnės atsarginių žaidėjų suolas yra Lietuvos Ryto gretose. Očtas pradėjo rungtynės startinėme ekipos Lietuvos šiame sezone Lietuvos krepšinio lygoje. Gražus perdavimas ir 2 taškai. Metimas. Kamuolį šį kartą neliečia lango, greita ataka ir 2 taškai. Adamas Lopeta. Jomantas labai ilgai kamuolio prašė. Perdavimas Oskas bei Lopeta. Na ir labai džiaugiasi tais mainais prieš rungtynes. Buvo šis ukrainietis. Rezultatyviausias. Ir dar viena klaida. Minutės pertraukėlės, matau, kad jau prašo Ramūnas Cvirka. Čia taiklus, kaip atrodys Nevėžio gretose. Labai daug klaidų po pertraukos ir tai yra didžiausia Nevėžio skilės. Bezdauskas atsipalaiduoja nuo varžovo ir šauna 3 taškėlį. Skirtumą. Kaip ten bebūtų šiandien tikrai. Koks dėjimas su mėsomis. Šansų nemažai ir prie vieno ir prie kito krepšio pastaruoju metu. Artūras Joma. Ir perima kamuolį Vaidotas Volkus. Greita ataka. Volkus iki galo. 2 taškai. Jau yra, tiesiog reikia tą persvarą išlaikyti. Galutinis dvikovos rezultatas yra 78-59 laimi šiandien Vilniaus Lietuvos Rytas. Ne. 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 Don't you worry about a thing.